Šiandien dirbsiu toliau prie vienos iš albumo dainų. Praeitą savaitę įrašiau būgnus ir bosą. Turiu tokią kaip juodraštinę gitaros partiją įrašytą, bet pabandysiu šiandien jau rašyti tokią labiau galutinę. Šiandien tokia gan paprasta diena, tiesiog įrašiau gitarą, daug teikų nereikėjo, nes partijas nesudėtingos. Tai, kad įdomiau skambėtų, biškai prisloksniavau to paties ten po kelis takelius. O šiaip, kaip ir tiek, dar biškai padirbėjau prie žodžių, bet kol kas tokia tik apytikrą temą turiu ir šiandien turbūt tiek. Šiandien metas turbūt pereit prie kitos dainos, nes tą praeitą daug maž užbaigiau. Spėju, kad kaip ir visada daugiausia problemų bus su būgnais ir nuo jų šiaip ar taip reikia pradėti. Tai kol kas toks realistiškas tikslas, tiesiog šiandien gerai parepetuoti tą būgnų partiją. Ir gal į pabaigą pabandyti biškai rašyti ten kelis teikus, pažiūrėti kaip gaunasi. Jeigu kartais gautųsi labai jau ten neblogai, tai tada gal dar spėčiau ir bosą įrašyti ant viršaus. Tada būtų labai faina kitai savaitė jau paruoštas toks pagrindas ir galima įrašinėti gitaras ir visą kitą. Tai įrašiau daug teikų būgnų. Matosi vis tiek pagal gridą, kad bačką rašinu, bet gal bendroji masiai netaip labai ir girdisi. Dar ant viršaus ant tų neredaguotų būgnų įrašiau tokį boso tokią partiją eksperimentinę biškę. Nežinau, turbūt kol kas tiek. Praeitą savaitę užsipisau su darbais, tai albumui laiko nebeliko, bet gera žinia ta, kad tie būgnai ir bosas, kuriuos įrašiau praeitą kartą, tai skamba huijanai ir nieko ten redaguoti nereikia. Tai dabar reikia tik įrašyti gitarą, prieš tai prisimint partiją. Ir dar toj daina yra sintikas, tai tikiuosi irgi, kad spėsiu per šiandien. Tai įrašiau gitarą, įrašiau sintiką, Soleką nukopinau iš eskizo tiesiog, nes nėra čia kada gaišt. Šiaip atrodo fainas gabalas, bet aišku, kai jau įrašinėjai tipo švaraštį, tai išlenda visokių vietų, kur atrodo, kad norėtųsi kažkaip geriau, kažkaip keistai skamba, keisti kažkokie perėjimai, dar kažkas. Bet stengiausi taip sparčiai spręsti tas vietas, tiesiog kažką irgi nukopijuoti, ten reversinti, įterpti kokį gabaliuką ir
Šiandien neįtų norėjusi varyti studiją, nes turiu daug darbo. Atrodė gal geriau likti namie ir tada dar biškį padirbėti, kad mažiau liktų. Bet iš kitos pusės žinau vis tiek, kad antroji dienos pusėje jau tas efektyvumas mažesnis būna, tai gal net taip labai ir apsimoka ten save kankinti, o dar kita vertus, tai žinau, kad jeigu netvarysiu pagroti, tai tada bus pikta, kad kažkaip darbas suvalgo visą laiką, o savi projektai stovi vietai. Tai šiandien taip gal biškai per jėgą, bet bandysiu pasistumėti vis tiek su albumu. Manau, kad taip bus gal geriau. Perklausiau praeitą kartą įrašus namie, tai man rodos biškai jaučiasi toks neritmiškumas gitaros, kas truputį keista, nes partija tokia gan plaukianti, tai atrodo, kad turėtų nesijausti tokie dalykai, bet biškai jaučiasi. Tai manau, kad nesunkiai galima pagerinti, reikia tiesiog rašyti dar porą teikų, o toliau tai dar laukia porą dainų, tai ten vėl reikia pradėti nuo būgnų turbūt ir žiūrėsim. Tai nežinau, padariau, ką galėjau, perrašiau gitarą, įrašiau būgnus kitai dainai ir kol kas liktai ir neblogai skamba, bet reiks pažiūrėti po pertraukos, paklausyti, kaip atrodys. O šiaip tai, nežinau, šią savaitę tokių visokių minčių buvo apie kūrybą, nes pirmiausia, tai pabrango nuoma Lukiškėse nuo šio mėnesio, šiaip galbūt nieko, bet tada pradedi galvoti, kaip čia ta kūryba, čia įdedi daug ten darbo, pastangų ir panašiai, kas būtų kaip ir gal okei, nieko čia tokio, nes tiesiog darai, ką mėgsti, bet kai tada pasižiūri, kad dar ir gana dideli nuostoliai gaunasi nuo to, ne tai, kad nuostoliai, bet tiesiog daug tam išleidi, tai tada kažkaip jau taip skaudžiau ir pradedi galvoti, kaip čia gal kažką keist, paprastinti gal. O kitas dalykas, tai šiaip galvoju apie šitą albumą, kad ilgai jau čia su juo dirbo, gal biškai kartais išsikeliu per didelius tikslus, ir jie nelabai atitinka sugebėjimų, realiai pagal tas esamas galimybės, tai jeigu tokį užsibrėži platų projektą, tai tada gerai gali jį padaryti, bet ilgai užtruks ir tikriausiai nebus labai kokybiškas, nepasieksi tokios kokybės, kaip norėtųsi. Arba gali bandyti siauriau kažkaip daryti, tada tikimybė, kad gal tas kokybinis levelis gal ir aukštesnis išeis, jeigu tiesiog bus tas užduotis paprastesnės. Tai va, o kol kas šią savaitę matyt tiek.